Aš esu priklausoma, jau vartojau narkotinius medžiagos 18 metų, bet susiklošęs aplinkybėm, kad norėjau pakeisti savo gyvenimo būdą, kreipiausi pagalbos, atvažiavau į šitą reabilitacijos centrą Nugalėtojų akademiją, praėjau pilną kursą 14 mėnesių. Po baigimo kurso pasilikau čia savanoriauti. Ir šiuo momentu aš esu padėjęs socialinį darbuotoją. Kas mane privedė prie vartojimo, tik aš galiu dabar pasakyti, kad aš labai gerai pradėjau analizuoti savo visą gyvenimą, kapstyti savyje, savo praeitį, kokios klaidos padaryta, kas padaryta. Ir šiai dienai aš galiu pasakyti, kad nors aš narkotinius medžiagus pradėjau vartoti 18 metų, bet visas tas prasidėjo daug anksčiau. Dabar aš galiu drąsiai pasakyti, kad kažkaip mane ir pastumėjo netgi mano šeimos nariai. Jie nebuvo vartojanti, bet aš buvau viena šeimoje. Mamytė pas mane buvo labai griežta, tėvas buvo labai geras. Jisai tenkino mano kiekvieną kaprizą, kiekvieną mano norą. Ir kadangi iš abudu tėvų nebuvo kaip pasakyti, aš nežinau, čia teisingai, ne vienodai žiūrėjo į mano auklėjimą, ne? Mamytė drausdavo, tėvas sakydavo, kad mes turim vieną vaiką, kaip mes galim jai uždrausti. Jeigu vaikas nori, tai jis reiškia turi tą turėti. Ir bet svarbiausia žinau, kad šiai dienai, kad man buvo labai trūkumas dėmesio kaip vaikui. Jo, aš turėjau žaisliukų, aš turėjau visko, ko man reikėjo, bet šilumos tos šeimos nebuvo to pakankamo dėmesio. Ir kadangi tėvai nebuvo labai dažnai namie, o mamytė dirbo per kelias darbus ir ateidavo tik vakare, ir visą savo laisvą laiką aš praleisdavau lauke gatvėje. Gatvėje aš ieškojau to, ko man trūko šeimoje, to supratingumo, to palaikymo. Pati buvau tokia nelabai rami ir gera mergaitė buvau. Netgi man mamytė sakydavo, tu kaip bernas su sijonu. Per tvorus, per medžius, pastoviai sudaužytos kelienos, viską. Ir automatiškai mane traukė prie tokių draugų, jau berniukų, kur jau mane palaikydavo ir su kuriais man buvo labai gerai. Aišku, viskas priklausė ir ne tik nuo tėvų, ir nuo to bendravimo rato, nuo vaikystės tų draugų, kur buvo šalia manęs. Visada traukdavo prie vyresnių, kadangi ne brolių, ne seserų aš neturėjau visą gyvenimą, kai buvau mažytė, labai norėjau turėti vyresnį broliuką. Ir toks požiūris vaiko mane ir traukdavo prie berniukų daugiau. Mano draugai buvo vyresni visada ir gyvenau labai daug, aišku, dar priklauso nuo to, kur gyvenau ir kuriam rajone. Visą mano vaikystę, paauglystę praėjo, kaip tada mes vadinam, Krasnuchos rajonas, tai čia dabar Savanorių prospektas. Rajonas buvo labai pagerintas, kas antras paauglys buvo chuliganas, arba jau sėdėjus, ar buvus pataisos namuose, ar nepilnamečių. Ir kadangi pati buvau tokia nerami ir man buvo labai įdomu su tokiais žmonėmis. Jie iš pradžių gerdavo alkoholį. Jau pabandžius pirmą kartą alkoholį, aš negalėjau suvokti, kad jisai apkeis aplamai 180 laipsnių kampų mano gyvenimą, kadangi aš galvoju, čia tik tai kažkoks pramoga, linksmybės, o iš tikrųjų privedė mane alkoholis iki to, kad aš, būdama 14 metų, padariau sunkų nusikaltimą ir išėjo taip, kad tėvukas man negalėjo padėti išsukti. Kas buvo iki tol pastoviai darydama, ten papuolo į miliciją, išsukdavo, ištraukdavo, aš likdavau niekada nenubausta. Ir aš taip jau galvoju, kad mano tėvas vos ne dievas, visagalis ir viską jisai gali, bet atsitiko kaip atsitiko ir aš buvau nuteista 4 metam ir dėl to, kad mano nusikaltimas buvo sunkus, Lietuvoje nelaikė, reikėjo važiuoti į Rusiną. Aišku, labai didelis išbandymas buvo, labai daug buvo baimių
labai buvo daug su tokiais jausmais, nu kur mane padarė dar biškį žiauresnį ir daug griežtesnę pasidariau, kadangi, nu, kalėjimas yra ne vaikų darželis ir išgyvena tik tai stipresnis, gudresnis ir arba du viename. Ir vat tas atbuvimas bausmės po tų metų jau labai sugadintas ir supratimas į viską, ir požiūris, ir suformuluoti kažkokie įsitikinimai jo tuo metu pagal tos aplinkybės, kur gyvenau, ir pasidarė toks gyvenimo būdas. Bet išėjus iš pataisos namų, jo atrodo, buvo tokie planai, kad ir pakeisiu gyvenimą, ir žinojau, kaip gyvensiu, bet čia buvo tik tai iliuzijos. Vėl grįžau į tą patį rajoną, vėl tie patys draugai, ir dar atsirado daug naujų draugų, kur jau buvo irgi ne po vieną kartą atsidėta, jau bendri interesai, bendri reikalai pasidarė. Žinojau tik tai vieną, kad gert aš negaliu. Todėl, kad užsidegu kaip degtukas, iškart prisimenu, kas buvo ir 10 metų atgal, o jeigu neprisimenu, tai prisikabinsiu prie beleko. Ir šitą žinojau labai tiksliai. Išėjus iš pataisos namų turėjau ir apsiženijau, ir turėjau ir vaiką, pagimdžiau 18 metų, bet net tas mane nesustabdė, kadangi jau priklausomybė buvo išsivysčius nuo mažų dienų, nuo to pačio rūkymo, nuo to pačio alkoholio, ir vis tik traukė kažkur, namie aš negalėjau nerasti neramybės, mane niekas nesuprasdavo nieko. Jo, kaip sakiau, ir nesustabdė net vaikas, vėlgi jau pas savo draugus, prasidėjo nesupratimai šeimoje su vyru, jisai gerdavo, mane tas labai arzdindavo. Ir atsitiko taip, kad man pasiūlė, kaip aš skaitau dabar kabutėse tie draugai, jeigu gert negali, galim duoti tokį dalyką, kur iš tikrųjų ir nuramins tave, ir tu būsi labai gera, ir rami, ir viskas bus gerai. Jo, aš pirmą kartą pabandžiau, nors ant kiek gyvenime bijojau švirkštų, adatų, daktarai imdavo kraują, aš prarasdavau sąmonę. Jo, ir kažkaip net nesusimąsčiau, kaip čia viskas įvyks. Įvyko labai greit. Ir pirma mintis, kur man atėjo tuo momentu į galvą, o čia yra mano kaifas. To, ko aš ieškojau visą šitą laiką. Jo pradžia, aišku, buvo labai graži ir gera, ir aš niekada gyvenime negalėjau patikėti, kad vis dėlto narkotikai turi pasiekmes ir labai žiaurus pasiekmes. Ir vis dėlto, jeigu jisai būtų toks blogas dalykas, kad nevartotų turbūt ne vienas, jeigu žinotum pradžioj, kas yra. Ir to labiau tais laikais čia buvo labai taip, narkomanų mums buvo net taip jau ir daug. Viskas buvo, mes slepiamės, kad nepagautų nieko. Dabar ir per televizorių visur, ir per spaudą, ir yra labai daug visur visokių programų, kas liečia narkomanijos, ir žmonės biškį informuoti. O tada niekas nieko nežinojo. Visi sakydavo, kaip gerai, o kas paskui bus, niekas apie tai nesakydavo. Ir pirmų laikų kažkaip atrodė, kad viskas gerai ir toks gyvenimas bus visada. Bet laikas ėjo, gyvenimas keičiasi, pasiekmes jau tada prasidėjo, kadangi vartojimas labai daug reikalauja pinigų, tokių pinigų tu neuždirbsi. Ir kadangi mano bendravimo ratas buvo kriminaliniai žmonės iš kriminalinio pasaulio, sugebėjimų aš labai tokių didelių turėjau ir aš pradėjau vogti. Mano mokytojai buvo labai seniai kišenvagiai iš Rusino, man 2 savaitės su manim, aš su jais pavaikščiau, žiūrėjau, kaip tas darosi, ir jie pasakė, sako, čia tu turbūt gimei kišenvagio. Man nesudarydavo niekada problemų ir išvaizda buvo gera, buvau jauna. Net negalėjo niekas ir pagalvoti, kad aš užsiiminėju tokiais dalykais, o žiūrėdama žmogų į akis, šypsodama jam, aš ištraukdavau piniginę ir išeidavo visi pinigai,
kur vogdavo, kur darydavo, buvo skirti tik tai narkotikam. Kadangi tais laikais dar ir tėvukas ir mamytė ir palaikydavo, nors nežinodavo, kad aš vartojau. Ir kažkaip viskas, kas darydavos. Ir su laiku tas kriminalas privedė, aišku, ir prie tokių pasiekmių, kad papuoliau, buvau nuteista ir prasidėjo Panevėžys. Ten pradžioj vartojimo, galima pasakyti, ir nebuvo tokio, kadangi, buvo uždrausta, nors ir dabar uždrausta, bet kažkaip laukiam nuo pasimatymo iki pasimatymo, nebuvo sistematingo. Ir vienintelį kartą, kada aš sėdėjau, pirmas čia buvo kartas, kada aš galvoju išeisiu, aš labai laukiau tos dienos išėjimo. Ir aš galvoju, gyvenime aš daugiau nebevartosiu, aš žinau, ką man reikia daryti, kaip man reikia daryti. Ir turėjau tokius planus, bet ne vienas iš planų neįsipildė, kadangi tik tai buvo laiko klausimas, kiek aš sausai prabūdavau. Jo aš nevartojau, bet senas gyvenimo būdas, senas bendravimo ratas, tas pats požiūris, supratimas nesikeisdavo. Ir dėl to ir nesikeisdavo nieko ir manyje, o eidavo tik blogin ir blogin. Ir tokio gyvenimo būdo praėjo 18 metų, šito 18 metų vartojant pas mane 13,5 atsėdėta. 13,5 atsėdėta Panevėžy ir su laiku pasidarė taip, kad aš tenais važiavau kaip į savo namus. Aš netgi sakydavau, jeigu aš pavargsiu vartot, aš važiuosiu, padarysiu nusikaltimą ir aš važiuosiu. Aplamai vartojimas labai palietė visas mano gyvenimo sferos, visos absoliučiai. Kaip iš sveikatos, ir sveikatą visą praradau, ir sugadinau ir santykius su tėvais. Jeigu pasakyti vienu sakiniu, tai turėdama tėvukus, turėdama vaikus, aš likau našlaitė. O turėti labai artimus ir mylimus žmogus ir viduje jaustis vienišai, tai čia yra labai sunku. Bet tada netgi ir tas negazdindavo, kad visi nusisuko. Tada buvo toks supratimas, kad aš turiu bendravimo ratą, kad aš jiems reikalinga ir reikalingi man. Jie mane supranta, jie mane palaiko, bet laikai bėgo, keičiasi, žmonės irgi keičiasi, taip pat kaip ir aš pati keičiaus. Buvo tik tai vienas tikslas - išgyvent, nesvarbu, ką apgaut, pas ką pavogt, kaip, ką. Ir su laiku taip susiklostė aplinkybės, kad aš jau pas mus Vilnių negalėjau vogt per kišenės. Mane ne taip, kad visi pareigūnai žinodavo, jau žinodavo ir žmonės, kur važinėjo tuo pačiu transportu kiekvieną dieną. Buvo tokių momentų, kad įlipu į 16 troleibus ir žmonės sako, atsargiai įlipo kišenvagė. Man reikėjo kažką daryti, kažką keisti. Ir kadangi turėjau tokį bendravimo ratą, ne tik iš priklausomų žmonių, o kur palaiko priklausomus žmonės, tai čia kur platina narkotikus, pradėjau platinti narkotikus. Jo, gal kažkur trupučiuką nusiėmė tos tokios problemos, kur gaut, kaip gaut. Man tada atrodė, bet kad nuo tos dienos, kai pradėjau platinti, pasidarė dar baisiau, gyvenimas pasidarė kaip pragaras, todėl kad kiekvieną dieną įtampos, kiekvieną dieną parnojos, kiekvieną dieną nežinai, ko tau laukti, kaip tau laukti, realiai suvoki, neįsai durnas žmogus ir suvoki, kad vaikštai, kaip aš sakau, palėzvį nažą rusiškai, ne? Ir nežinai, išeini iš namų, grįši ar ne, ir realiai suvoki, kad bausmė jau nebus kaip už kišenę, ten 2 metai. Tas supratimas kažkaip duodavo, kad aš vis dėlto esu protinga. Nebuvo įvertinimo kitos pusės, mes buvom kriminalinis pasaulis, buvo pareigūnai. Ir mūsų supratime būdavo, kad mes protingesni, o pareigūnai, mes apgausim, mes padarysim.
Čia dabar jau toks suvokimas, kad jeigu jie būtų tokie kvaili, jie tik metų nepradirbtų ir jie būtų pašalinti iš darbo. Vat. Bet ir ėjo laikas ir buvau nuteista ir už platinimą ir vat man paskutinė bausmė, aš gavau 3,5 metus, prieš tai aš nebuvau 7 metus. Aš atvažiavau į pataisos namus ir prabuvus ten 10 dienų, man pasidarė baisu. Baisu ne dėl to, kad pas mane didelė bausmė, o baisu tai, kad aš 10 dienų lagerį, o man toks jausmas, kad aš jau sėdžiu 10 metų ir man dar liko iki gyvos galvos. Narkotikų vartojimas beprotiškai, be problemų gali gauti lengviau negu dar laisvėj. Žmonės, kur nesusiduria laisvėj su vartojimu, vartoja visi. Man buvo iš tikrųjų baisu ir nors aš esu toks bendraujantis žmogus ir man reikia, kad aš pasirinku visada, kad mane suptų žmonės, bet ir laiku moku juos atstumti, bet tuo momentu aš iš vis nenorėjau su nieko bendrauti. Ne dėl to, kad aš bijau, kad mane apgaus, ar aš pati, ką noriu apgaus ir labai gerai apsuksiu, bet vien dėl to, kad iš tikrųjų nieko žmoniško nebuvo visiškai. Jeigu nori įsidurti, tau pasakys, sudaužyk, apkaltink tą žmogų visai nekaltą, vien dėl to, kad žmogus norės įsidurti, jisai pasirašys viskam. Ir tokie dalykai kažkaip pradėjo gąsdinti. Bet atlikau visą bausmę, viską ir vėlgi nesustojau, kadangi ir nežinojau. Ir jau buvo toks susitaikymas, kad mano gyvenimas baigsis su vartojimu. Jeigu aš mirsiu, tai aš mirsiu tik nuo narkotikų. Todėl, kad aš jau negalvoju, kad įmanoma kažką pakeisti, kažką padaryti savo gyvenime. Jau variau, tiesą sakys, va taip iki galo besivaryt ir viskas, tai tas gyvenimas pasibaigtų. Bet iš seno bendravimo rato jau buvo pora žmonių, kur baigė reabilitacijos ir jie prieidavo prie manęs ir aš matydavau juos ir aš nesuprasdavau, kas yra, kokie sektai čia papuolė. Žmogus, kur trigubai blogesnis buvo už mane, dabar jisai stovi su manim kalba, jisai kažkaip visiškai kitas požiūris, neturėjau mažiausiai supratimo. Iš tikrųjų galvoju, kad kažkokia sekta. Bet ir taip dar nebuvo to ir paskutinis tas mano jau galutinis dugnas buvo, kuris ne šeima, ne santykiai. Visada skaičiau, kad aš kažkam reikalinga visą gyvenimą. Bet dabar aš suvokiau, kaip jau viską išanalizavau, dėl ko aš buvau reikalinga ir kaip ten viskas buvo. Bet tuo momentu mane labai išgąsdino ir privedė susimąstyti tokie dalykai, kad ant stalo guli nemažas kiekis narkotinių medžiagų, ant stalo guli pinigai. Pas mane 39 temperatūra, negaliu atsistoti iš lovos ir nėra kam vandens paduoti. Mane tokie dalykai labai išgąsdino, labai pasijutau vienišą, labai pasidarė beprasmiškas gyvenimas. Reikia įsidurti, nenoriu. Nenoriu, verkiu ir įsiduriu, verkiu. Beprasmiškas gyvenimas. Netenkino, ne kaifas ir be kaifo buvo bloga. Jeigu buvo tokie momentai, kad einu per gatvę ir galvoju, kad mane numuštų sunkvežimis kažkoks. Nelengva mašina, kadangi aš esu labai laiminga, aš labai mylimas dievulio kūdikis, aš labai turėjau daug reanimacijų ir komos ir aš išgyvenau. Tai galvoju, jeigu lengva mašina mane nutrenks, tai mane sulipdys eilinį kartą. O man reikia, kad sunkvežimis mane pervažiuotų ir aš viskas, man pasibaigtų mano gyvenimas. Visiškai netenkino ir nesinorėjo visiškai nieko. Nebuvo įdomu, ar dabar diena, ar naktis, ar vasara, ar žiema. Viskas, ne tai, kad jau pilkas spalva buvo tas gyvenimas, jau pasidarė juoda. Jeigu anksčiau kažkaip sakydavau, pavargsiu vartot, važiuosiu į Panevėžį, tai dabar jau net nebuvo ir to noro. Ir jau dėjo toks momentas, kad supratau, kad dienos suskaičiuotos
ėjau į mūsų narkologinį centrą, prašyti pagalbos. Atėjau, vedėja ten, kur dirba, paprašiau pas jos pagalbos, bet jinai sakė, nėra vietų pas mus. Bet realiai suvokdavau, kad jos pasakymas ateik po savaitės, aš galiu neištraukti tos savaitės ir gali mano gyvenimas pasibaigti šiandien arba rytoj ir man nėra ko laukti. Bet su socialiniu darbuotoju narkologinio centro pagalbos aš buvau papildyta, praėjau kursą. Būdama detokse su pagalbos socialiniu darbuotoju buvau susiskambinta su vadovu šito centro. Vadovas, buvo pokalbis pirmas iš detoksikacijos. Tokia buvo situacija, kad gyvenau, pragyvenimo šaltinis buvo tik pašalpa, viską. Ir vadovas suteikė man labai didelę pagalbą, priėmė mane šitą centrą. Važiavau realiai į centrą ir nežinojau pati, kur važiuoju. Ir labai gąsdino tą nežinomybę, kas bus, kaip bus. Kai važiavau ten, tai žinau, kur važiuoju, žinau, ko man laukti. O čia, visiškai kažkiek ten žinių jau narkologiniam buvo surinkta, bet ne tiek, kiek norėjusi jų turėti. Buvau priimta, buvo pradėtas kursas. Nelengva buvo. Nelengva nevartot. Nevartoju ir nevartoju jo, bet labai sunku buvo viską mokintis, kaip tau 40 metų, viską mokintis iš naujo. Kadangi tas supratimas, kaip sustoja vartojami nuo 18 metų, ir kas, kad man 40, bet viskas buvo pradėta nuo 18. Ir man reikėjo mokintis viską daryti iš naujo. Ir požiūris, ir supratimas, ir bendravimas, ir kalbėjimas, ir lipt prie savo baimės, nors visada visą gyvenimą galvoju, kad aš esu labai drąsi ir man nėra ko bijoti. Iš tikrųjų, čia buvo tik tai kaukės. Iš tikrųjų, esu labai didelė bailė, ypač kada reikia kažką pradėti iš naujo. Bet su darbuotojų pagalba, su vadovų pagalba, su bendruomenės pagalba, kažkaip pavyko. Pavyko mokintis, bandyti daryti viską iš naujo. Ir šiai dieną aš turiu rezultatą. Baigiau šitą centrą. Po centro pasilikau savanoriauti ir po savanoriavimo vadovas pasiūlė pasilikti čia dirbti. Labai džiaugiuosi šiai dieną, kad pas mane metai ir 9 mėnesiai blaivybės, bet aš per šitą laikotarpį turiu daug daugiau, negu aš turėjau per visą 40 metų. Aš pasiekiau tiek daug. Pirmas dalykas, kad aš nesausai gyvenau, o blaivėjau. Aš be galo dėkinga mūsų vadovų bendruomenės, kad suteikė man tokį šansą pradėti iš naujo, kad padėjo man susitvarkyti su visom mano baudžiamom bylom, kur atrodė jau neįmanoma. Ir aš niekada gyvenime netikėjau, kad yra stebuklai. Yra stebuklai gyvenime. Bet svarbu labai norėti, kad tie stebuklai įvyktų. O kada žmonės mato, kad tu stengiesi labai nori ir visada tau visi padės. Kaip aš visada sakau, dabar pas mane jo atstatinėjo santykiai ir su tėvukais, ir bendravimas. Čia tėvukai, kur mane pagimdė, bet aš dar dėkinga esu Dievuliui, kad aš turiu dar vienus tėvus. Tegul jie, neradnai jo, bet jie į mane tiek įdėjo, tiek dėl manęs pergyvena, kad aš, ne kiekvienas tėvas taip rūpinsis ir pergyvens dėl savo vaikų, tai čia mūsų vadovas ir jo žmona. Važinėjo su manim ir į teismus ir, kaip aš sakydavau, mano mamytė niekada nevažiavo į teismus ir neverkdavo ir nepergyveno, kiek tie žmonės įdėjo ir padėjo man ir palaikymas buvo labai didelis, viską.
Sakau, aišku, darbas yra labai didelis. Šiai dienai aš moku antstolius, aš moku ieškinius, aš važiuoju su žmonėm į teismus, pas mane pasikeitė požiūris į tą patį pravoohranительные organai. Jo, aš ramiai prieinu prie prokurorės, aš ramiai prieinu prie teisėjos, be jokių ten minčių, koks tu negeras žmogus, aš su jais bendrauju, aš suprantu, kad jų toks darbas ir jeigu jų nebūtų, tai čia nežinau, kas būtų. Aš ramiai važiuoju į poskyrį, aš ramiai važiuoju į socialinius, visus tvarkų savo reikalus, aš ramiai vaikštau gatvėj, aš nebijau, kad kažkas mane rankas, skyrius ar vyriausias VPK mane seka ir mane pagaus. Jauti tą laisvę. Laisvė, aišku, dar reikia daug pastangų įdėti, bet kadangi yra tas noras, yra tas palaikymas, yra ta galimybė, tai aš manau, visada žmogus gali išnaudoti. Ir galiu vieną pasakyti, nesvarbu, kiek metų atvartota, koks gyvenimas būdas buvo pragyventas, niekada ne per vėlu kažką keisti savo gyvenime. Niekada. Ir va šitus metai ir 9 mėnesiai aš ne ant ko nepakeičiau tos pragyventus 40. Jo atrodė, kad viskas buvo gražu, bet čia buvo tik iliuzijos. Sudarytas savo pačios kažkoks filmas, labai gražu, kaip viskas romantika. Da nebuvo nieko tokio, kada va dabar žiūri viską atgal.